Labas rytas visiems Lietuvoje. Paskutinės naujienos, tai ruošimės darinam žygiui prieš mūsų kelionę į pietinę salą. Tai yra eisime Tongariro Alpine Crossing, kuris yra vienas žymiausių čia šiaurinėje saloje. Tie, kas matėt žiedų valdovą, tai ten, kur ėjo tie hobitai ir nešė tą žiedą į tą ugnikalnį Mordore, tai būtent mes tais jų tokiais dabar rytoj ir eisime. Aš šiek tiek biškį apsirgęs buvau paskutinės porą dienų, turėjau virusinę kažkokią virškinimo infekciją, tai dabar esu toksai dar atsigaunantis tiktais, tai bus įdomu pažiūrėti, kaip man seksis rytoj. Nu, o dabar pirmieji pasiruošimo žingsniai rytoj, tai yra būtent maisto pakavimas, užkandžiai ir rūbų susidėjimas, nes tenais orai nėra patys šilčiausi. Tai Vaidas ruošia tortilijas rytojui. Kažką skaniai papietauti reikia. Amerikoje išmoktus receptus, kaip gražiai susukti tortilją, kad gautųsi puikus lankstinukas. Tai va, dabar žiūrėkit ir mokykitės. Aš tik nieko išmoksit. Išvažiavome 15:06, judam link Tongariro. Šiandien pranašauja gerą orą. Truputį šviečia. Kalnai truputį debesyse. Ir tikriausiai vienintelė diena, kada pranašauja gerą orą. Šiaip tai rytoj vėl lietus. Pradedam Tongariro Alpine Crossing trailą. 19,4 km. Ir šis trailas oficialiai yra nemokamas, bet kaip jau yra įprasta mums Naujoje Zelandijoje, tai niekas čia nėra nemokamai. Kadangi čia yra viena pusė kelias ir yra tiek vienoje, tiek kitoje pusėje parkingai, bet tie automobilių parkingai yra su 4 valandų limitu. Kas yra normalu, kad tokio atstumo 20 km tikrai per 4 valandas neįveiksi. Ir kad galėtum ilgiau statyti tą mašiną tam parkinge, tu turi imti autobusą ir važiuoti iš vienos pusės į kitą. Tad tipo grįžti arba nuvažiuoti iš pradžių. Jos dviem mašinom to padaryti neišeis, nes tu negalėsi palikti mašinų skirtingose Tongariro Crossing haiko pusėse. Dėl 4 valandų limito. Taip. Tai va, na ir gaunas, kad turi susimokėti $35 žmogui, bent jau. Jau, mes, aišku, vis tiek biškį apėjom sistemą, kadangi esam su viena mašina, tai aš Agnę nuvežiau. Man teko dar paeit papildomus 3 kilometrus, Ja. kad nereikėtų daug laukti. O pats atvažiavau, palikau mašiną pabaigoj ir su autobusu atvažiavau pradžią. Tai vietoj $70 sumokėjom tik tais $35. Tai tokios ir istorijos apie Naująją Zelandiją ir Tongariro Crossingą. O dabar keliaujam ir mėgausimės nuostabiais kalnų vaizdais bei žiedų valdovo keliais. Savo žygį per Tongariro Crossingą, nusprendėm išbandyti jėgas ir sulipti į Lord of the Rings Mount Doomą, tai yra Mount Nangaroje. Tai darome ne vieni, susipažinome pakeliui ir prisijungėm prie 2 kitų keliautojų, tai yra amerikietės Mirandos ir australo Šeino. Tad
Pažiūrėsim, kaip mums seksis Global ši travel kelionė. stories. Global Travel Stories, love it. YouTube channel. Oh, that was stupid. Rūksta dūmai, Should've told me on that. ugnikalnis tikrai yra aktyvus, bet kaip ir saugu ant jo. Čia dar nėra pagrindinis krateris yra štai ten. Čia yra išorinis krateris arba krateris A. Ten yra aukščiausias kalnas šiaurinėje saloje, kurį sulipsim gal kitą kartą. Kaip Agnė jautiesi? O, žiauri gerai, žiauri geras vaizdas. Matosi Red Crater. Yep. Tai kad batai pilni akmenukų. Red Crater, Blue Lake ir netgi matosi mūsų Taupo ežeras. Sulipom į Meandumą, nusileidom daug greičiau nei sulipom. Žymiai, kokius 3 kartus. Ja, Na, tiksliau, nes nuslydom, ja, žinot, kindami. ja, grinai kaip suslydėm, kaip čiuoždami nuo sniego, tai taip vat nuo akmenų padarėm. Tiesiog nučiuožėm, tai visai nesunkiai greitai nusileidome, bet pakilimas tai buvo Kiek, 2,5 valandos? ir sunkus. Jo, kažkas apie 2,5, gal visos 3 valandos, labai tiksliai nesužiūrėjome, kiek laiko kilom, bet tikrai užtrukome, o kilometrų daug iš to negavom. Bet vizai tikrai pasakiški. Ir toji porelė, su kuria atlipame, tikrai labai faini žmonės, daug keliavę. Šeinas sakė, buvo 74 valstybėse. Normaliai prakeliavęs, po metus skyręs Pietų Amerikai, Centrinėje Amerikai, daug buvęs pats yra iš Australijos, draugė amerikietė ir abu dabar gyvena čia Naujojoje Zelandijoje. Tai tikrai labai įdomiai pasišnekėjome. Manau, kad įdomu būtų pažiūrėti ir jų video, ką jie sukurs iš šios kelionės, tai įdėsiu prie aprašymo nuorodą į video arba bent jau į jų kanalą na YouTube'ės. O paskui su jais atsisveikinom, kadangi jie eina ne crossingą, o circuit. Jo, circle, tipo visą ratą, kas trunka 3-4 dienas. Tad su jais atsiskyrėm ir dabar toliau žingsniuojam vėl vieni. Dar susitikom su šveicaru, kuris bėgo čia. Tai šnektelim su jo ir vėl einam toliau vieni. Liko nebedaug, apie 10 km, porą valandų eiti. Jaučiamės šiek tiek pavargę, ypač iš Porto kalno. Man, kaip iš po ligos, jaučiasi sunkumas, ypač kai reikia kilti kalną, jaučiu tokį ant krūtinės sunkumą su kvėpavimu, nes vis tik čia yra ir aukštis. Mes dabar nors leidžiamės, bet vis dar esame
virš 1,5 kilometro aukščio, apie 1700 metrų realus aukštas. Kalno viršūnė, kurią sulipom, buvo 2 km 293, jei gerai atsimenu. Aš neatsimenu, bet kažkas virš 2 kilometrų. Nu, aš žinau, kad 2 tikrai ir netoli 2 km 300, tai pakankamai aukštai buvom sulipę. Nu tai ką, mums pavyko. Pabaigėm Tongariro crossing. Pagaliau, ilgai svajotas. Lauktas geras oras šiandien. Padarėm. Saulutė ir dabar visi degė. Ja, tiesiog kaip tenais vėžiukai. Ja, jaučiu Dabar raudoni. Viskas kaista, viskas dega, nes čia Zelandijoje ko dar nesam paminėję, tai čia yra nerealiai, čia yra nesveikai stipri saulė. Ir kai sakau nesveikai, tą ir turiu omeny, nes žmonės čia suserga vėžiu, kadangi yra ozono sluoksnyje skylė, tai čia saulė belekai dega, belekai ima ir 50 plus saulės kremas yra privalomas, nes tikrai jaučiasi, kad tu per valandą net per langą sugebi degti sėdėdamas. Tą patyrėm praeitą vasarą, tai jo, karšta. Dabar labai karšta, bet esame laimingi. Tai padarė, dabar liko nueiti tiesiog iki mašinos ir esam pavargę. Tai galimai vis tik išsimaudysim to pažiūrę. Truputėlį, kad atsigaivint. O pats trekas tai labai faina pradžia, pradedant nuo Mangate Popo, nes atsiveria kalnai, Mount Doom, Red Crater, pagrindiniai objektai. O po ežerai tie, o po to leidėsi su vienu vaizdu. Jo, bet tipo graži panorama tokia. Taip. Kai kalnus į miestą, į ežerą, tai tiesiog visai gražus nusileidimas, fun. Jo, po to išeini į miškelį gale. Kaip visur Zelandijoje. Jo. Džiunglinis miškelis. Tai kaip mes vertinam Tongariro, verta aplankyti? Verta. Aš irgi manau verta. Na, aišku, mums dar labai daug pridėjo, kad mes lipam Mount Doom. Jo, čia žiauriai gerai buvo. Tai tikrai išskirtinis dalykas. Ir jo, šiaip rašo, kad šiam haikui reikia 8 valandų, bet mes tikrai manom, kad jį galima laisvai per 6 valandas. Taip. Nėra toks sunkus, nėra toks ilgas. Nu, ilgis tai vis tiek yra 19,4 km, bet jis nėra toks sudėtingas. Jo, bet į perėją sulipant tau laiptukai, tai... Jo, visur yra tikrai geras kelias, nėra niekur jokio sunkumo. Gal prie tų ežerų tik tai sunkesnis. Jo, net tenais nusileidžiam truputėlį slidžiau, bet šiaip tikrai geras kelias, visur nesunku eiti. Vienintelis dalykas, tai jo, tipo, jeigu nusukinėjai viršūnės kažkur, tai taip prideda. Mes į tą Mount Doom lipant, mums prisidėjo 6,8 km. Tai apie 3 valandos. Buvo labai statu ir daug nuo biryno akmenų. Slidinėjom. Buvo smagu. Bet buvo smagu, jo. Ir tikrai verta, nes vaizdas yra nerealus. Taip. Tai va, tai tiek, turbūt, dar? Šiam kartą, manau, tiek. Šiam kartą tiek. Iki greito.